Vilniaus mieste. Štai 25 metais tokiu būdu atrodo remontai. Tokia situacija jau visą vasarą čia yra. Žmonės vaikšto anksčiau buvusių dviračių taku. Nėra vietos, nematai. Stovi kažkoks kaip paspirdukas pamestas. Žmonės šokinėja per griovius. Miestas sako, kad atsinaujina. Labai daug kas asfaltuotos gatvė. Čia yra viešojo transporto stotelė, turbūt su viena iš didžiausių apyvartų. Nelabai panašu į Europos valstybės sostinę.